Laidą pristato Auksinė mintis. Ji tarė jam ne. Po to 5 minutės savimi didžiavosi, 6 valandas žliumbė ir jau 2 parą geria. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Na, kolegė, tikiuosi jūs, kaip ir visi normalūs Panevėžio miesto žmonės, sausio 13-ąją dalyvavote iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje ir kitose laisvės gynėjams paminėti skirtuose renginiuose. Gal juokauji, mesgi kaip ir 91 metais sausio 13 gėrėm konjakų, va. Nesupratau, jūs ką, visiškai nepatriotė esate? A tai ką, tas, kuris nedalyvauja vėliavos pakėlime, tas nepatriotas? Aš gal svečių turėjau? Deja, tas, kas nedalyvavo, tas nepatriotas. Nu tik nereikia čia, gerai? Va, Ferenzienė sako, kad 1991 metais sausio 13 ji viena bėga prie puolamos aukščiausios tarybos Seimo rūmų, a jas vyras su Juliu ir Algirdu Brazauskais lyka bute Akmenų gatvėj gert konjaką, va šitie va. Ką jūs čia tauškite niekus? Prie ko čia amžiną atilsį Brazauskas? A vat prie tą. Anas va žiūrėk, sausio 13 gėrė konjakų, a patam tapo Lietuvos prezidentą. Ir ką jūs to norite pasakyti? A tu pasakyt noriu, kad Landsbergis tu nakt sėdėjęs Seime, narku ir nieko. Kas ką? Kas nieko? Nieko nesuprantu. A kągi čia nesupras? Taigi Landsbergis prezidentu tai vis tiek netapo. Na ir kas, bet jis buvo aukščiausios tarybos pirmininku. Tas pats kas nieko, argi čia pasiekimas? Va žiūrėk, Brazauskas ir prezidento, ir 2 kartus premjeru buvo. Lietuvai vadovavo 10 mečiais. Tai ką jūs to norite pasakyti, kolegė? Agi tu nori pasakyti, kad Brazauskas sausio 13 gėrė konjakų ir tapo šalies vadovu. A Landsbergis sėdėjo kelias naktis Seime ir nieko netapo, va ką nori pasakyti. Na tik nereikia čia taip grubiai kalbėti. Taigi va, ir sausio 13 vakar na vėliavos pakėlime buvo surinkę visokie merai, buvę, sami visokie politikai, na ir ką? Na taip ir turi būti. Aš nebuvau, aš konjakų gėriau, vadinasi? Kas vadinasi? Agi vadinasi, kad turiu šansų tapti miesto meru. 1991 metais konjakų gėriau, dabar vėl gėriu taip, kad gera perspektyva nusimato. Klausykite, kolegė, jokių perspektyvų nenusimato, nes jūs jau 22 metus geriat konjaką ir Brazausko jau seniai nebėra. Nesupratau, kur čia nori to pasakyti. Ogi tai, kad tavo laikai praėjo, po 22 metų gerimo perspektyva tik viena – bomžynas.